Gerą dainą. Gerdin, chebra. Išaušo ta diena, kad jūsų prašymų 11 serijai. 11 serijai motociklą, katras sukirbino vidinius paslėpsnius, kai kam dar labiau sukirbino, kai kas niek nesuprata, o kai kas šypsodamas į ūsą, sako, padaryk, kas čia dabar gavos tau. Ir statėme, pastatėme, gal taip išsireikšti. Vieni mata krūvą metalo laužą, o kiti mata projektą. Čia ta auditorija, katras žiūrėjom tus visus filmus mano, ne? Kiti iš vis net nesupratė, net nesigauda, o kiti tie giliai pasigaudė galvoj ir laikė. Špygas, taukuotas, prie žydrųjų ekranų už mon darbas. Rezultats, reziumė šitą. Aš seniau važinėjau, plentas per daug nevažinėjau, padangų gaila, naujus ir varinį žvirkelės daku nors. Nuvažiavau tai jau, man atrodo, 100 kilometrų. Bus jau bus. Ir kai kam užbėgs už akių, turi motociklą testuoti 1000 kilometrų, 1100, ką galėtum pasakyti ko nors. Aš jums pasakysiu vien paslaptį, chebra. Nebūtina suvalgyti bulbinis bliūdą arba visą katilą, įkeptų bulbių pitelį nebūtina sutašyti, sukudlėtas. Užtenka paragauti ir suprasti, kas čia yra. Tai dėl to kartas, kada tu pradedi 1000 važiuoti, čia jau nebe testas, čia jau ištvermė gaunas. Sutestavau, išlindo nedaug, keli kaseka, aš čia normalų dalyką, aš tam mes pasiruošęs, nes jau esi išauklėts, seniau pergyvendavau, dabar ne. Ir dabar pravažiavau paskutinius 40 km vakar, prasidarapščiau karjerį ir grįžau į nieks nesitiek. Motociklas yra idealus. Idealus turiminį funkcionuoja, važiuoja. Jeigu kas žiūrit ant video, dabar nesuprantat, tai pažiūrėkit nuo pat pradžio. Tet moto, kur yra. Nuo pat pirmos serijos iki pat 10 ir suprasit, kam čia reikalsiai. O tiems nedaugelį žmonių, kur čia susirinka, kad rei tikrą suprant, kad rei gaudos, kad rei serg, papasakos. Ir papasakos tiems, kad rei žiūri kiniškus motociklus, nes nei pigesni ir labai geri, nes teiseni motociklai yra šūda. Keista, neatrodo. Vabaliukai. Kai kam personažas gaunas, nes mūsų motociklą tai dabartinė, vadinkiam, jau pakankamą senoką. Ir tokiai personažą, kažkokiai vabalą, žvėriuką, išgalvoti robotukai valiai šitą. Čia 91 metų dizainas. Kada Gilera drįstų paantrinti, tarėsi Gilera, nes jeigu į raidė skaitos G, Giovanni, koks nors Giovanni, Gvido, Džvido. Prisimins, ne, konstravau. Ir galvoju, visiems papasakosiu. Dabar, atsistojus, končiai pridirbau. Pats važiavom su motociklu, man patieka, ir savi bandžiau neapgaudinėti, kad tipo nerealiai važiuojant, kas per važiavimus, vos nebam važina. Ir tikrą važiuojant, kitam padaviau pavažiuoti, irgi sako, kapums važiuojant gerą, chebra 88 metą. Italą žinoju, ko darė, dėl to aš darydams ant moco, aš jaučiau potencialą ir aš matau, iš ko jis padaryti. Sakau, tas laikmets ir kada anys stengės, o kada žmogus stengas, jis daro visko maksimaliai, ko gal geriausiai. Tai motociklai metalą iš visokių tokių prašmatnybių, molibdeninė, technologijais, brongis, eini minusą tam, kad pasiekti rezultatą. Galbūt, kad italą, versas per galvą tam, kad maivitys įparodyt, kokiai keitės,
Tas kitoms baigės to, kad tai moca numetamir ir nei supudomir, bet ani nepūn, nes ani pagaminti iš metalų legerotų ir gruntauti ir nudažyti labai gerą. Tai dėl to nuein rasti. Čia ne Honda kokį nors, žinai. Atsiprašau, jeigu išžiedžiau jausmus. Padaryk kinetiško motociklo tep, arba kokią Yamaha tep. Sulaužysi pasibaigs, nes šikatėms varnas. Italija atserbis gamintos, neoriginalsiai. Pleišto forma, skrodžia orą, srautas eina, čia yra aptakumas, šūdai mižalai. Katėm senė žiena, koks turbūt sparnas, vanduo patenka, čia nušiupeliom biškėlį, ir čia į tus tarpus vanduo nubėga. Nu, bet čia gali užtrinti šnarai gardukams. Spalvotiems korengas labai pasakau, ką man daryti. Bet aš anims kars sakau, kur eiti, bet tai nesuprantas, per daug, nei, žinai, nesuprantas. Tekinė, zvana tekinių racing. Bandžiau, ką padangas montavau, biškėlį pakrapštinėt, pakalinėt, anodacijai, tokį storą, anot labai storas. Ir tai viską tokiai, kaip valcauti, kaip sutankinti aliuminiaus, gal tas aliuminis kažkoks specialus, nesigilinau. Nieks nesurudėjo, nieks yra okei. Stabdžių sistema Brembo, senuoji, visiškai nesurudėjus. Nesan yra iš kažkokių magnių, o cilindruką ir anodoti arba demondozuoti. Su deimantais, žinai. Nu, kelint metą, hebra, neužmirškim, kelint metą čia mes šnekam. 88 metų technologijai. Nors tų stabdžius tas matys ir BMW, katras į ne BMW Eurotax ir marčesinį šakį. Nu, tik pavadinimas bandava. Gerti bimbaliuką Dakare nebūdavo. Vis okei, savo laiku. Šakį, ką jaba. Senuoji šakį, 40 kelių, neversim stvorą tokį. Ton šakį perdariau, įpiliau V15 tepalą, tam, kad būtų tirštesnis, nes jeigu iššokį žvirkelį, lupi, labai kietas, bet po 15 minučių patamp minkst, nes tepalą perkaist. Tai aš tokį turiu savo receptą, esu išbandęs, iš pradžių reik pakintėti 15 minučių, bet jeigu mišt neužsimana arba jeigu da turi, tai tad pajausi važiuokai. Padaryti ir pneumatika. Gidropneumatinė šakė. Kajaba Povered Gorilovičiai. Galiu taip išreikšti. Ir vintilė, specialus aliuminė, atsiųsti iš Amerikos. Vintilė paprasti ir metalinė geri. Išgriežt skylę ir tiesiog pripūt orą. Tai atstoja prabangius spiroklis, kurį progresinis sutinku. Aš sutinku, kainavo 500 eurų. Aš tuką mokėjau, kiek ten už spiroklį. Nu jo. Ir kadangi neserga šitom lygom, aš taip smarkiai nevažiuoju, kaip kiti laiką garažį ir lipduks, ne, užklėjauts, kad čia ir spiroklis, suprant, vidau. Tas oro pripūtėms dabar ir veina atmosfera, viens baras, vadinkim, gal taip reikia šnekėti. Esu dujpūtis per keitą, veins laiką, plus oras užspaud salnikus, neteikras o šakį. Gyvenime. Šiaip štoka ir buvo vis išardyta, iš toka nuhoningoti. Honings vykst į stekinim staklis įdedį su glasu per praeini. Taip. Kad būtų grubi šakį. Jeigu jūs matot poliruotą blizgant šakį, ant jį nudėlusi. Nedėkokit, prašom. Šitą rinkis, užmiršau, kaip vadinas. Čia purva ir čia šitą atsiriam ir nugrond porovus. Ant vežimų būdavo toks dalyks, senovės vežimų Romos imperijos uždėjau, nes jį tekien matyti, įvažiuoti, kad apkim mulės, žiūrėsama pasiteisins. Uždėjau šiupeliukus tokius, Kawasaki ZX 250, 450. O, apipjaušiau, kad būt gražiau. Uždėjau šiupeliukus, kada važiuoju, suprant, per dobis, per drubynus, įkaist šakį, hidraulinis tepal, suprant. Kaip vaikščio, pneumatinės eigos ir kavitacijos įkaist. Ir kad nekaist šakį, suprant, Esu girdėjęs tokį pasakojimą. Stipru. Tarp kitko, šakį kaist su ronku gali nepačiupinėti. Esu važiavęs su Yamaha, Tenerinu daugiausias, nuvažiavęs ant 1200 koritoks. Viniojau ir paskiau šakis jėmi, tai
spjauni, kaip sak, tau snarglys matos nugaraun. Tai praktiškai netoli 100 laipsnių buvo įkaitęs šakį. Nežinau, pataisykit gal. Bet tam esmė, kad suronk nepačiupinės, o jeigu paspjauni čeršk. O, tiek įkais, kada darbuojas amortizatorius. Ralista gal pataisys mane. Nes kai kuriom šakiam būn tokiai, tai kapaniai, šilumos nuvedėja, ne, aliuminė dalyką, kad šilumą nueit. Aušinėms. Dabar šnekės, ko matau, to nešnekės, nes tas motociklas man yra iščiupinėts iki kvadratinį centimetrą. Su peiliuk negrondžiau, bet apčiupinėjau tai normaliai. Viskas į naują. Kas be įmanoma, į naują, ten guolė visokie, ten, žinai, ir tepalai pakeisti ir viso kita ten, va. Guolin sistemą rodžiau, čia nėra jokios gumas, suein metal su metalu, kaip stiklinis kamštis, ką būna, ne, iš graikų motyvo, ne, nes Italijai, neužmirškim, netoli ne ten. Un teik padaryt, kad metals į metal šaibelį trinas, į nie joks sąlyčiaus. Ir kada tu važiuoji tokiam dubenį, vis laiko saliduolis. Nebuvau matęs niekur, viršūnį. Tai vat, į čia prasideda inžinieriai. Kon gamintos seniau gamen, ant norėjai laimėti Dakarą. Nes tas motociklas yra iš Dakaro giminės, dinkiam. Tikra Dakarą, kur dar nebuvo tų su abrusas vyrų, žinau, su Kalašnikovas. Guolė, kuginė, tas laikas, kuginė guolė buvo kosmosas. Nieks nedėdavo, dėdavo rutulinis, nes lengviau vairsakinėjas, žinoja, neda. Pati idėja buvo ratams dėti rutulinis guolis, ką geriau suktus, o vair kolonėlį ir motyvus tam ir kaip dviratistą man supras, kad teik sumažinti, trinti, besilietinčių dalykų, kad lengviau sukinėtųsi jaustum vairavimą. Va. Normaliai, ne? Tepi patikėjom. Kuginė guolė, dabar jok naujoja, bet tada buvo įdomi tas laikas. Zubą man supjaustyti, čia buvo plastika tokiai, plastika ir seni. Seni motociklą, pavyzdžiui, kiti ir sako, oi, kaip norėčiau, to tep padarytumėt subirėt. Nes tas plastiks per laiką išbėsda. Infrafioletinės spindulės anon gadien. Kutie numest smėšla visokiai sieros junginė gadien. Užtvarta, žinai, 7 žėjimas vasaras, tas, žinai, plastiks, žinai, išsitompa, išbės, stando nesulitovais. Aš šiek tiek išėjau, nupjaušiau, kaip sak, skūrą apipjaušiau, kur buvau jau nudreskus, bet gavus gražus dizainas, va. Man taip gražiau. Čia buvo irgi tokiai, išpjaušiau, kad nebūtų. Aišku, nuvirsiu, traiškis visko, kur gausi, niekur. Galiu užtikrinti, domėjaus, detalių nėra tam motociklau. Per garsiai pasakyti, sutinku, galiu konkrečiai išrėkti. Tam motociklau nėra detalių. Absoliučiai. Abiejau radau, ko tu galėjai rasti. Aš radau baką, abiejau. Ir ko dar radau, stūmoklį. Apie variklį šiek tiek kita bus. Nėra detalių. Absoliučiai nėra. Ne absoliučiai nėra. Nėra. Okei. Radiatorė palikti į patys, labai kokybiški, tokie dideli. Aušinėm efektyvoms ir padidins. Tam motorėliau nesunci biški mažesnis. Šiaip iš tikrųjų 600 kubų į variklis, ten 50 lygų kubinių yra. Dabar ir įdėts variklis toks pat kaip senas, tik naujesnis, tik 500 ar 528, neprisimenu, ar 458, nebeprisimenu. Neparašyta niekur, radau šiaip galas, negalas. Aušinėm sistemą padaryti su Aprilijos faktorių, gal taip gali sakyti, VRSV mylė, radiatorių aušintuvas, spal. Nei man labai pateka, nei labai kokybiški, nei itališki. Įsivaizduoju dar veik. Ir tas srauts padaryti taip, kad važiavimo metu, tai šitą šiupelę srauton ir ventiliatorius atitraukti, kad srauts būtų efektingesnis nei kai kurių motociklą būn vėito, kur stau kamščius arba miestų motociklam, kelioniniams, advenčeriams, miestų motociklams, kurį su didelės cilindras iš šonų. Į tokiai trūbus, jie neskirt labiau maltys. Lėta važiuoja ir srauts labai sumažins. Aš dariau eksperimentą, rodžiau videkus, kažkad pasakojau.
Aušinim sistema ir geroka didesnį tam variklio priklauso. Nu, bet tai gal ir gera, ne, nesisteikčiai mes, kamšti nestovėsam, o miški pripušiais kur nors, ne, atsirimin, uždusin, ne, o motociklas irgi aušinsas. Apsauga varikliaus mon gamyba, tokį sugalvojau, šią beryšiaus atrodo mon, bet tą nuveik, nes dėl to, kad ten stipri, iš nerudeiks padaryta, iš aliuminiaus gali daryti, kai kas gali paminėti, bet svoris bus kažkur 200 gramų. 155 gramų lengvesnis, o kašta bus žiauriai didelį. Laba, nu, koks 2x, ne 3. Tai padariau, iš nerudeiks, iš metalin radau kažkokius maistinį suvirien, skilių prigrėžiojau, kur aušinimo čia pramaščiau, tipo sugalvojau atseit gerą. Bet su ta apsauga aš galiu kalti į akmenį, kalti kur noriu. Su aliuminį, jeigu kalti, bus lygiai tas pats, tik tas, nu, taip, pasakyčiau. Nu, norėjau, nes aš su aliuminį labai daug kainuotų darbą, kad tas nebūtens. Jeigu būtų gražiai aliuminį bliek pardavimų, tai, žinai, būna, nu, gražių, tikrai. Bumbachūrą varod nutrauks, kokį apsaugų užsidėjant, kai kurie Afrikas, kaip tai, iš Honda Afrikas, Poliron apsaugas, žinai, kad būtų gražu, žinai. Bet čia gal ir niek idėjai, aš taip galvoju, aš pats nupoliravau tą apsaugą. Kodėl? Dėl to, kad tu smagus. Nes motociklas smagus ir tu jaut malonom, manom, dabindamas, kaip žirga pinavijom. Alyvos. Kilometrą ein, variklis sukas, laikas, alyvos, keitimui. Pilam Red Boost. Jau 10 000 nuvažiuota. Ir alyva 10 000 ir viskas mieste. Klampumas kaip kas, kaip skonis. Ką gera, nors ronkas pasišildys. Jokį užterštumą. Jokį. Aišku, dėl to, kad važiniai su dujom. Ta mašina nėra mačiusi kitokios alyvos. Paklausti, kodėl kado? Nes kam mokėti brangiau? Variklių priežiūra kainuoja vis laik pigiau nei nuo remontą. Kas čia parašyta? Nereikia taip daryti. Kas čia parašyta? Rekomenduoju taip daryti. Filtrą oro keitėms į naują, bet ne į seną, prapūstą. Irgi daug variklių ilgamžiškumo. Visada užsirašykit, kada, kiek ir su ko. Kas 10 000 kilometrų. Plius minus 20 kilometrų. Paviršius grundos užglaista tarp. Sudėtis tokį. Rašą revitalizantų kiekį alyvoje. Po miestą prie didelių sūkių puikus pasirinkimas. Ypač gerai mieste. Sustoja užvedėjai. Užvedėjų metu labiausiai yra kirvis varikliui. O hado čia ir pirms vaistas. Variklio alyvos lygį laikyk koks būtent arba biški virš. Kodėl? Čia jau kita istorija. Tikrinam. Hoba. Akis. Kado. O. Baks į čia. Biški perdaryti baks, nes netiek man galvos konstrukcijai, nes tas naujesnis variklis apritos džileras, katras jį toks pat, bet naujesnis ant kliuvo man. Dariau, paskiau turėjau problemų, sugadinau baką, pradėjau man čia į plasmasį, kol suvirien, toks bachurėlį suvirien, kol užsijam plastikas. Čia istorijai toks šudnieks, kad labai buksavau.
Dėl to nenoriu prisiminti, nes nenoriu tai vadova. Ir čia baksa, ne? Sėdėjant juokinga, ne? Čia nesmats niekur tokio sėdėjant. Čia gali, žinai ką, bum primenu, kad išuokis važiuot galėdavo kokį 7, ne? Susėstumėm 7. Vo, bak pasidina, merga šitą minkštą būt. Ne tiek dupsį atsidaužyt, vo. Išuokis liekti labai gera. Čia šitą puto alium, katros jį padaryti iš bliekas. Va, ir tas jį padaryti iš plastik. Nu, čia savo darbis. Tas man tepo sugalvojau dizainą ir man visai neblogai atrodo. Čia šitą vo ir baks. Čia jūs matot, gerbėm žiūrovą, ir po subin, ir baks. Katras į 7 litrų, o tas ir lygų iš 12 paliek 8. Ne 8, 11. Vo. Aš įsukdžiau lygų 18 ar 19 litrų benzino janon. Tas nebloga. Tipo, niekam nereik. Praktik parodė, aš ką pavyniojau čia savo žėjimą. Žėjimą jo testavau šanon. Nu šakis kas reb. Bet ein dugnas, ribotuvas. Nu gal žiūrėjot video, kas žiūrėjot, arba kas nematyt, pasisekavikti. Įdomus vaizdėlis, žėjim, ką ein teiks, neikšta buvau. Virš ašių. Okay. Siurblys po apač, nes tam varikliau ir įdėts į purškėms. Vo, sukonstruots. Nu, pavadinkiam sukonstruots. Nes siurblys į 100, Audi 100, net kad Jetronics, nes negavau, jokį pakabinom, kai siurbliaus. Slėgio reguliatorius į subarinis. Legasi, vadinkiam, ne? Nes aš subarikas turėdavau. Sukonstruot sistemą grįžėjimą. Turėjau da bėdų, kada, jeigu kas matėt, čia ir bakų atsigavims, kad tu galėtum pripelti, nes padavėms ir iš apačios. Čia tokį buvo alsoklius padaręs, tik fizika, kaip saka, priešmūniai. Visi tvarko, bet kada į ton vamsdelį alsoklios patenk, nors biški benziną, neaptor ką atsigauti, vakuumon siurblį, nebėg. Čia kaip įmestum šlangą, užkieštum galą, ištrauktum ir nebėg vundau, atidarytum ir išbėga. Vo, tas principas. Tek perdaryt, iš viršaus laimė sudegi benziną daviklius buvo sugalvojęs, tai vieto benziną davikliaus aukščiausią tašką padariau alsoklį. Ir dabar 100%. Va. Vien laim, kad dabar viskas vyksta. Į purškėms ir nuo Honda 500i. Sklendis ir nuo CMX 500. Filtrą ir perdaryt. 2 versijas buvo. Filtrus padariau su Triumph Trident lygų. Ne, MT. Yamaha MT 09 duslintuvų vidaus elementas, kad atlieka. Tokius runerius trumpus. Laida ir nuo CB 500X tokį enduriką. Kompiuteris ir nuo CBR 500. Kompiuteris ir, jeigu gali pasakyti, pačipots. Gal tai pasakyti. Tas motociklas po visko važiavėms man nepateka, dėl to buvau nuversta ant stendą. Vo, ir sustigota reflešins komps, jeigu ką saka, kai kas galvo pačipot, ką geriau veitų. Ne vis laik tai būn. Pačipavėms reik atsisakėms visokių euro standartų, visokių tų dalykų, kur motociklų trokda gerą važiuoti. Nu, šį laikinę moca vis dabar tortom problemą. Pačipota, ne, ką gera. Tai nepigus malonoms visų pirma. Ir jeigu susidūriau su tokiu, vien bachūra galvo, kad čia žiaurė pigė, o kitiems išaiškinti, kad čia ir nepigė. Nes jeigu turi seną moc, reiškia, tur viskas pigė. Ne, tiesiog, kada toks įpurškims pradė dėlioti, konstruoti šią laidą, pravodk man gamybus į. Nu, tik buvau vėl prasileidęs su laisvu bėgiu, su kojelė sistema. Ventiliatorė veik pastojo, nes nematė greičiaus. Bet taip, žinai, kai įsijauti į Veston projektą,
tu keurą matam motociklą. Nu, man supras, sakau, tai videka ir tim žmonėm, kad rytor mąstym biški kitokesnė, ne. Ir tu keurą, žina, iškart gaudas, ai, ten tas žalis su mėlyn laidoks teisinga, vėl plaravot kelią, vėl laidus, ai, čia tas, lemput, čia, žiūrėk, okei, važiuojam. Vo. Ir, žiūrdaba išmetėms tikrai, nulios padaryts. Bandžiau kažkon praskaičiuoti, jeigu gali taip sakyti. Bet aš kai sakau praskaičiuoti, čia nie praskaičiavins. Čia nereik vaidinti, žinai, inžinierių kažkoj, kad ten praskaičiavau. Jeigu gali ten pasimaivyti, žinai, jeigu ten dara 2 slintuvus, kad tu skaičiuoji. Iš tikrųjų, dara taip, kaip gaunas, ir dara palei taisyklis. Kažkoks tai. Žina, kaip nedaryti. Gal taip reikėtų skumbėti. Ir nuo to bombardyriaus, kanams, kas ten toks, litrinis. Labai gerai slintuvų buvau bananą, susipjaušiau ir pasidariau. Labai didelis srauts išmetėm ir momentinis. Katras negera ir prilėtų sūkių, pajutau. Bet ant apsukų, dvesks jau tiek, ką pradėt vyniuoti. Jeigu žiūrint, pavyzdžiui, ton stendą kreivį, ne? Tai kreivi, grina, taip, nuo pačios teisė į viršų, kaip lėktuvas. Tai nie kažkoks wow efektas. Nes 500 kubikų, tai nie wow efektas. Bet ant svažion palei 500 labai nebloga. Ir pats švelnoms, ne, tas gazas padavėms, tam buvo dėl to ant stendų darom, kad būtų toks gazas piktiesnis, duot gazų vež. Vo. Nes tas motas kerts yra endurinti, liepti kažkur tai, o ne čionginti. Gal per daug giliai čia jau, ne, vyra. 500, nie kubų, Yamaha pat geriausiai, į litrą. KTM 1290 pats geriausiai. Šiaip jo, galinks viskon. Bet, žinai, miški gal sustiksė mane, sonau. Padės ištumti, kas, į ko rikris. Lunka ir irgi priborti, neprisimenu CMX, nu CBX lygų priborti. Pribūriau. Gumas, nes kada tu buvau numėtis, palcilongst man, tyčiau, numečiau, taip, tyčiau, paleidau, įžiūram, kur kliau. Tai kliūn čia, biški vair ir į lunkėlį, nieko nekliūn daugiau. Ir nelinksti iki pedalą. Gumą tokį iš amortizatorių, kur dėd vyra, kur bulbių vež, kur įvyja reikia sokti, kad nenusėstų gals. Vo. Tokį, kad dabar visas tas amortizacija gumienį į bloką varikliaus. Kad ras, nie minkšt, bet jis nesuskaldys. Sankabį patobulinti, išmesti nereikalingas detalės, žaida tokiai. Nes buvo variklį, kaip dėjau, numečiau ant žemės. Ir būtina reik į bėgę ašį, paaukštį, nėr bėgę dinga. Tai išserdžiau tuo pačiu sankabį, galvoj. Išmečiau tų žaidą. Nereikia, Jei kas ten ded, tai jūs nedėkit, bet jeigu jums leip, tai jūs dėkit, žinai. Pedelis, KTM, 1050, pats geras, mažiau elektronikas. Nebe gyvūnų tų 50-ukų. 1050 yra, ne 950, ne, 1050, Gero versija, ten lūštons visko, bet važiavau nebloga. Ką važiavau? Važiavau daug žmonių, kad nebuvau sukau. Nebuvau sukau geriau. Šitą ir ašis, čia ir pedelį. Čia benzins į galą. Aš to motociklo biškį pašokau, 30 cm, toks iš man šokinėtas, žinai. Toks meitelis, kad aš šokti aš galiu, jau į kap nori šokčiau, Sigučio filmuok, bet kap aš nusileisiu sanau, nes jeigu kokį pusmetrį gal pašokau, kap mums nusileid man su 30 mega važiuoklis, tai aš galvoju, gal aš nešokinėsiu, Tai tuo jau. Čia šitą kuoj dėdi, ir čia aš jais atžvilgis. Ir aš motociklą pakėliau ant keltovo, ant tos veitis ir centras kažkur, va. Pačiu kojėliu. Ir gal dėl to valdomumo ir gera. Ta šakį tokį, žinai, sukeitėjai su oru, ir tu per pat centrą motociklą važiuoji, ir tu taip atgal į priekį važiuoji vingę, jeigu ant subinės gali, taip atsistoji išvies, kavariau meškeliukas, žvirkelio 140, daugiau nebein. Gal eit 143,
Bet jau ilgą laukti reikėtų, nes, tos, nežinau, tai galingumą, kaip sakiau. 12 kain laikyti nejaut nieks, 100 tai nuoskrapšta, žinai, spraiga savo snurglių, žinai. O, toks, 80 pats geriausias, žvirkelių, pasak. Gerai. Duslintuvas yra nuo Ducati V4, numunoj, nes kol aš sulaužiau duslintuvą sulignau, įlenkiau, nes įlenkimas yra defekt, viskas, nurašoms. Tai tam suėjo garsas į gražus, šia biški moša į ausis, tai padariau tokį droną, Helmunds efektą, toks ir paps. Apendicits, katras išsivažiuoja lygiai ir dings dronavimus. Šimon bairėjau. Lonka ir Norden. Viens sak, iš kur gavau toks lonk, sakau, pasidariau. Oho, sak, kaip išlungstė. Ištryniau, sakau. Norden, tik tas damušau. Konstrukcijai, pažiūrėkti videkus, į žiaurį nagal, kaip tiltų konstrukcijai. Tik iš viršaus laiką. 3 tašką, kur anie vien su kitu neleid nulinkti priekiau. Pasakojau. Gal ir iš metalo, kažkokį mešį, kažkokį nietišką čiaperioką, kažkokį. Papigiai buvau, iš metalo viskom prisivirinau, kad galėtų untano užkabinti gumas. Posūkė į prabangus ir tokiai aliuminė, kur vaiką neperk, nes per brongė, nes tai negera šveitlaba, tur žymėjimą, gali pabrėžti. Tavi matys, miški net matys porvin posūkį ir užuonu galės užkaminti gumą, nes ant jį labai keits. Važiuoklį paprasta, amortizatorius putams, nesumatys tokį, gal ir esumatys, tik neužfiksavus, metalinis vėsas, cinkos gelton cinku, nežinau kokios firmas, bet begėdiška, kokybiškas toks matos, kad kažkoks naglas jį. Pripučiau orą, važiuoklį gali dirbti pasak, tiesiog pasaka. Ir spiroklį suronk sukam ten užfiksuoju, bet suronk spiroklį gali sukti, tai čia ronkai kešės gali pasukinėti. Bet dabar bijau sukinėti, nes ant tie gerą važiuojant, bijau prireguliuoti. Kaulą aliuminė, matos iš nagal aliumą, tarp kitko iš aliumą tiltuką irgi bandžiau grėžti su groštu, grėži nesigrėžu, negrėžti, aliuminis, labdien. Paskiau galvoju, gal magninė kokiai nors titanium. Grėži, ne, und veits. Įjungiau antrą pirm bėgių, lėta, ir išgrėžiau. Grūdinas aliuminis, reiškia. Tai galinė kaula iš to pat aviacinė aliuminios. Galite apsakyti, gera. Visur goliuka, visur štauperiaus taška, labai keista, nebuvo surudėjant. Matos, tokiai, tas štanga, tai įkalti, tokiai, plininė, vomžė, sakau, nebuvo matys. Tai kurį vaikams pavažiuoti, pusmiltynų varžybos pavažiuoti. Gerai. Į tokį pliek, įkalį ten šratą, jį užten kažkiek laiką. Čikitepiai, toks kaip guolis įkaltas, toks, labai tvirta padaryta. Galinė stabdžia buvo ilgesnė. Patrumpinau kojelį, Yamaha steneris susidariau galą, čia kad neįmuščiau į variklį. Kai kas užsvaiga, matai, iliuzionistų doktoram, žydrų ekranų žiūrėtojų, paslaptingų tų kritikų, meno kritikų. Čia svoris, čia ilgins rėmas, čia žemins, vyra, aleina. Toks galvoju, turbūt apšveit, žmogus nematys, gal katemai, gal matys, gal draugs katemą to, norėjai pasimaivyti irgi atseit supranta. Čia šitą perartėjai kais cilindruks. Užsidėj apsaugo, nieks nekaist. Aš šiaip galvoju irgi kaist, bet nekaist. Sistema ratai išėmėm, vien išėmė ir nie detalių. Atsisėda, ištraukė ašį, ten patobulinau, privirinau su tuo, kad galėtų lengviau ištraukinėti. Nereik, nieks nepabir, tos futerkelis nėra. Šiaip futerkelis, kurį rati golius tokiai su išėmom. Nebuvo matys toks, salniks toks. Tai, senovins reikalas. Turbūt taip reik, tai niek nedaud. 17 gals. Tipo negera, nes savigerbėjinis krosis turbūt 19-18. O 17 irgi tor savo pliusų į minus. Prisiminiau
vairį reik prisiversti. Nes vairis jį pakelts. Pastebėjot? O kaip? Vairis jį pakelts 8 cm. O kojelis yra nuleistas kokie 5 cm. O! Karteris panašiai vienodų lygiausiai, ką buvo, nes to naujo varikliaus karteris buvo per ilgas. Matyt, modifikacijai džilerios buvo kitokį. Nupjoviau karterį, susimažint tepalą, bet dapyliau tepalą. Aš matau, tom lygom nesergu. Kurie, žinai, gali tepalą daugiau dapilti. Blogiau nebus, žinai. Atsileid vairis dėl to, kad yra iš tekstolito padaryts pakilėja. Ir dabar į konus. Tai motociklį ir vesks į konus. Kaip BMW GS 1002 12 metų modelis tepalinis. Vesks į konus, nes inžinieriai padara mazgą, į konus suvė detalį, labai nedidelį reik varštą arba kažkokį konstrukcijai. Labai tiksliai gaunas. Tai vairo konstrukcijai tiltelį jums teiki tiksliai, o konusą ir padaryti. Plastikinė, ne dabar, kol atsistuos, išakį grožos kartas. Man tą reik visko pravaržyti. Išvažiuoju iš savaitės. Nesakiau da. Nu tada žiūrėk ir žydrus ekranus. Švarauju graikiai. Nu, tai dėl to turėtų būti nebloga paruoštas motociklėlis, nes, žinai, jeigu man suges, kalną nuridenu, nufilmuoju, įdedu YouTube, užgauts peržiūrus, nusipirkčiau CF moto. Aje. Šiaip idėja buvo pirkti kiniškų motociklą. Bet man filosofija ir supratėms ir galiam pasigerti sugebėjimą neleis atsipalaiduoti, kad tu važiuoji su gaidžiu kažkokiu. Motociklas į geras, tik aš asmeniškai galvoju, aš galiu pasidaryti tokį daiktą, kur man duš ir jausmas, kon tu gali. Kada konstravau ton mos, žinot, kon primin man. Čia, aišku, žinai, nesigyrėms, bet toks prilyginėms. Žinot filmą Indiana greičiausiai karytas Hopkins. Tas irgi sėdėjo garaž, konstravo ir paskui išvarė į lenktynis. Žinok, tikrai jausmas panašus. Konstravau, sakau, tas moci man nuliaus padaryts. Lieka, nuliaus, negal taip sakyti. Viskas iščiupinėta, važiuoklį rėma, okei, gal sukonstruots. Variklis ten buvo sudėldė, reikėjo pašlifuoti, auselis netelpa. Gal tik 3 mėnesius kažkur būriau. Vis teisinga, žinai, toks, ir to išvažiuoju kelionį, ir tu savi, kaip sakyti, įsivaizduoju, konstruoju mot, susikonstrava, tu kiaurą, matuosi, tu plėk, tu, kaip saka, eismats plėk savo panesi, tai reiškia gyveni kartą, žinai. Tai čia irgi vis sukonstruoju, su kūriniu savo, ir tu išvažiuoji kelionį. Ir kada tu kelionį važiuoji su tokiu moc konstruot, čia man nepirms toks dalyks. Tu galvoji, kad viskas yra gyvenime. Kad tu visko darė gerą ir tu pasiekė tikslą. Gražu. Kai kas galbūt atsidėjo ofisį, nuvarė, nusipirk naują ir išvažiavo kelionį. Tai irgi lygiai tas pats jausmas galbūt, bet skirtingi pasauliai yra. Toks biški. Kaip sako, viškėlį interpretacija. Stabdžių mašinėlį ir Yamaha, Tenere, Brembo ir į per didelį diametrą. Ir dėl to stabdau su 2 pirštas. Taip stabdau, kad man mėlynau priekins diskas. Masė didelė motociklo, 160 sveras motociklas. Tas motociklas sver 160. 170, jeigu bak pripils daugiau, ir pasiims 3 Coca-Colas. Priveržiau bak. Šnekam toliau, ne? Nes iš antros pusės irgi čia judesys. Numerė būt kokiai.
Nes Lietuvo pakompės, ką važiuoju, gali varyti, žinai, bikoks užsidėdė į varą, dominatoriaus, užsidėk šitą raudon dominatorių, a beturi ton Honda. Turu. A, junta, nu, a, čia kur tu taisė, nu, tai ir raudon Honda. A, raidėjom galai, gerai. Nu, fūras aliuminį toj padirbau, nes vyra rėmeliai numeriams negera. Turi tvirtą daryti, ypač undurniaus motociklas, kuriai. Va. Čia va tas bakėlis, kur sakiau, priputams. Ok, pradėkime. Aš kažkur sakiau, aš patobulinau, kad galėtum su pagalį ištraukti greitą, bom. Patobulinau šliaužiklį, ton gauditau, ką pat vadinas, aš nežinau. Žvaigždė. Žvaigždė 46 duntų, padidinau, buvau 43, o turbūt 41, tam varikliau, naujoviškam. Nu, nes lėkiams, nesvietiškas. Tai iš 41 parėjau 46. Pats tas, gal da keista grėždžiai, gal dėl to, kad biški skiras. Tai pirms bėgis į lėtą, teik variklis velk, bunteik išvelns, be gazų velkuns, o antrą jung biški per greit. Dėt gazą jisai kāds trūkst, kada pirm bėg važiuoji lėtą. Tau sunkia pradeda nutsokti, kapė laiks būtų jungti antrą, bet nejungi antrą. Tu da labiau suki, un sukas lygiai, tiek pat, kiek tu dava suka, uns 10 000 sukas. Ir un sukas 10 000 tiek, kaplektaus. Vainuoda. Tu kiek suki, tiek ein. Tai aš pavadinau, tas motors 500 su įpurškimu CBR ir 500i vadinkiam su unstenda, su riktaut step, kaip dvitaktis. Dvitakčiaus charakteris. Pareini, suki, kiek suki, tiek ein. Nu, man suprasu, dvitakčiai turėjo važinė. Toks princip, žinai. Gera. Žvaigždė padidinta, 140 ein. Bet jau, nu, kiek ilgą važiuotum tu tep. Šliaupelis visur padaryti, kad neužmest, siurbliaus, skylis išgrėžti, kad galėtum išplauti porvą, ronkį kėšti, kad galėtum pasokti, ton spiruoklį. Šliaužiklę padaryti, čia buvo bėdų man stovau, sakau, 3 mėnesius šlifavau auselį, tokį netiek man, tam varikliau, nu, toks patijunsa, kaip senas, tik auselį vien netiek čia. Ten reikėjo, buvo nupaus, galvoju, naują padarys. Supilyt šlifavau 3 mėnesius. Ir prisišlifavau, kad aš nepataikiau žvaigždutis. Nu, biški kreivas, nu, nekreiva per aukštą. Tai 3 mėnesių darbs buvo vien veit, noriu sakyti kur, bet jūs supratot jau, ne. Bet niek, užgrūdint tokį dalyką. Sizifs irgi kalna, ka riden akmenį, nukrėta nam akmons, vėl paim vėl riden. Ir uns užridena non, vėliau anksčiau, tik tas darbs, žinai, toks galvoju, tikra gal ton cef moto arba kove, švoger kokį, švanzerį, nif, pasiėmė naują. Įvažiuoju kaip žmogus. Nu. Pagalvodavau dažnoką. Ar ne hernė aš darau? Bet dabar šitą tupų valand laiką. Pasakoju jums, įjuntų, kad, nu, keitą, ne. Savi, gali pamaloninti, žinau, o tu, aš rūpūžiai. Mondrė. Tokių motociklų nieks nematėn. Ir kas pamatė, kas čia toks ir, žinau. Ir man patink iš tikrųjų. Nes tu tada jauties gal ypatingas, arba kažkoks toks roda vizitin kortelį, nes parodyk, su ko važiuoju, pasakys, kas toks esi, žinau. BMW nuotrauką galit nesiųsti, žinau, visi vienodi. Nu, kaip karosą prūdi, žinau, bimbalistą. Viens antras, žiūrėk, kas ten toks, kažkur ta kleika atsirado. Ačiū dau, vietokį ir nuklydau. Ok. Kojel. Čia vėl pasakoju, inžinieriai storėjant, plonėjant, šaibą padirbau nusavis, tokį kameltoja, kad peivo atsistoti. Ir čia man ant buvo nevėto, paskiau aš konstravau, čia žuolis, kad nekėp. Ir kada kojį padėt, kad nekliūtų. Bėg jungėm su tą traukiu.
senajam motoru buvau teisė čia. O tam ontrep kažkas padaryt, matyt, nežinau, apie japonišką stilių sistemą. Ir ontrep veik bėgė, tu rupūžį, žalia žūta, Magdalena švenčiausiai. Čia virinau, konstravau petį, skaičiavau sudratas, kad junginėtus bėgė. Dabar labai gerai junginės. Grina, kaip Hondas bėgė. Kas Honda, turėjo žin, kaip bėgė junginės. Žiūrų, laida, prisiminiau, tikra. Ta motociklį ir išprogramuota, galite apsakyti. Nes tai programuotoje, jeigu paukščiok padėjo lentelės, kai tas programuotos, tai kitų mašinų, ten eliminuotas, gerai, pavarysim, yra išeliminuotas lambda zondas, ir padaryta be lambda zonda, nes tipo nereik tokia motociklo, lambda zonda, benzino daugiau sreb, šiaip, kaip sakiau, šaks kas sreb, dugnas kain, žinok, nežinau, šį dugnas pajau grįžti, žiūr, 2 litrų nebė, brolyti. Bet tai viskas gerai, žinai, švarė, deg. Bet neblogai, dabar iš gazų, taip kelas, žinai. Man gal nesupras kai kurie, gal keltis 500 iš gazų. Ir purškiminis sebars, nes į purškėm tai pator. Ne, yra, tep viniuoką patikėk. Sankaba į tokį padarytą runkinėlį iš Ninzis 12. Nes man labai patiek, nes Ninzis 12, kaip Kawasakis, labai aukštos prabas mocis, ani ten visai kiti apėjai. O vaikučiam, žinai, smiltino pažaisti, vis tiek visko, vis saldain paberk ant stalo, vis tiek vaka, vis su jės, žinai. Tai anyžinė mėtinė gal liks ant gal, bet vis tiek visus paims, žinai. Tai čia Zetkis visvaik, ten vis, čiut nepasakiau šūdą, visi kiti ten. O 12 kava buvo skert ir konkuruoti. Tai ta runkinėlė, čia galim įsiplėsti ir irgi iš Marso magnių metalų. Nelinkst, linkst, ta prasme, nelūžinė, nes ikinys produkcijai lūžinė. Ašelį bronzinį, varštėlis idealus. Su kantukas. Ta runkinėlę reikėjo, nežinau, kokių 10 žmonių padaryti, suprojektuoti. Šitėp, dar kitko. Veidrodžiai labai siaura, šanus niek nematau, bet te pakel ronk matau. Harliaus. Plastimasiniai, dėl svorio, žinau. Trosas, nežinau, dėl lygų. Krauti telefonų, nes tu, žinai, be bakrovėjaus gali neišgyventi, žinai. Labai gerą laidą įdėjau, kad gerą krautų. Čia šitą vieto bus telefonyrent tik tą. Spidometras naus. Koso spidometras, labai geros firmas, kokybiški. Nepigus, bet gali už 20 eurų prasisiųsti iš Temu, arba gali Koso nupirkti už kokį 100 eurų. Žinok, skiras, nes įsivaizduoju Koso veik. Runkinėlį 12 kavos, lemputė, kada įsijung ventiliatorę, nes tai toks kaitėmo linksi, jeigu maleis, bet įsijung ventiliatorę, gaunas 103 laipsnė. Un stendų žiūrėjom per kompiuterį, per programą, taip toks algoritmas. Ir labai, aušientai žiaurė tiesiog, jeigu kui kalną lopti tavo mocu, lopti čia lupau tam karjerį, jau junti lempelį deg, galvoju, vaikyti, kylu kalną, varau, kilantį kalną užges, už aušieną, net dugnas einant mocu už aušieną. Labai gerą, pasiteisin. Ir irgi iš domino, aukštų metalų, aliuminis, duralis kažkoks aviacinis. Runkinėlį fazeriaus ir runkinėlį, gaz ronkin, o tas į nuteneris lygų. Bandita, horneta, tas į lygų bandita. Gazą padavėms toks per daug aštrus, nes tas diametras turėjo būti didesnis, žinai. Per daug, un tie greitą sklėjantį užsuk, kad pradūst. Padariau, kaip sakiau, tas runerius išsiurbimau, pagerėjo situacijai, nes ten kartas būn. Čia normal dalyką. Teneriam 1200 buntas efektas. Papasakojau daug mažu, ne? Viskas nudažyti dėlė, gražiai labai, spalva ir solid red wine.
galvojau dažyti karvelio kraujas. Žinot? Jo. Nu, čia juvelyrika, jau juvelyrą gal parašyti. A žinot, karvelio kraujas, spalva tokį. Čia į tokį burgundišką tipo kažkokį tai. Kokį burgundišką, BNV 6 spalva čia akrilinį. Kokybišką, nudažyt prašpakliaut korek, nes taip kažką jau apšika delna, apšiki nykšti, žinai. Užtat gražu, žinai. Limpas leda, geri leda, kokybiški, lygų kry. Jei kas turėk taminį, o, žiūrėk, už 10 eurų nusipirkau limputį, nepais. Šitą limpa, ilgas veina, trumpas kita. Idealią brėž, ledinį, lupt laikyk, kry leda. Nu, man supras, kompiuterista. Važiuoja mane. Šaltai, žinot, pavasaris, šaltoks. Žiemašas, ką aš atvažinėjau, senu, koks 3 dienas viniojo. Eina savo, žinot. -14, -15, -16 buvau. Eina, šiek tai išvažiuoju į tos laukus. Gera, purus neiks. Bet, aišku, karšt sustuoji, trauk tai vis. Kol grįžti vis nygos. Paskiau buvo čilien iki -5. Tai irgi dievo ratėlį didesnį. Nu, įdedam gazą, ne? Šildom, nes aš vis laik pašildau, nes tepala ir 10-60. Vot ta. Gražu, ne? Raudons gers. Agirdas normaliai. Jeigu kas, mikrofons nepykit. Jeigu nepyksit, reiškia gers mikrofons. Dželera RC Racing replika koncept. Žiūrėk, kokį Svarovskį blizg. Wow, Svarovskina, ne? Visi klaus, iš kur gaunu. Black Diamond vadinas, reklam studijo tokių dalykų. Šauniai karpiniai įsikarpot. Siūlau atkreipti dėmesį, kad visas linijas yra visas būtent padarytas, itališka. Čia man prikola. Baks šitą, blieka, duslintau, sėdenį, toks linijas, dėl to žiūras. Vo, ne? Žiūras. Dabar leku savo, šalta kap, eina savo, tai sniego da į miškus, tai per daug čia neprivažinėsim, žinai. Votata. Blieka, ne? Apsaugo varikliaus. Graži. Nu, posvelint, tokį nusiteps nesimatys. Filtras išlindys. Lunkų guma, kur sakiau, ne? Ta šita atsirems į gerą bus. Kaip to tepalūčių, man, ai supyliau daugia virš norams geroką, nes karteris aukštai. O, lemda zonda nebė, buvau pribūris, nebreikanu. Vo, auksas ant tą žib, viskas išklejauta, baksten, filtras, filtras, vadinkiam, šitokį 2 filtriukas tau su kepuri. Visur auksas išklejausi, nes galingumai, žinai. Visur yra aliumienis detalis ir gerą plastiką. Vo, tokį norėjau padaryti ir nerudėjai kas daugiai. Nes kada uns po kiek metų, ne po kiek metų, ant toks bus visą laiką, aš turiu menį. Vot ką padarė, uns nedėls, būtent filosofija bimbal senoj. Uns toks turėtų būti. Zuba tokie, keisti zuba, tokie, heit. Bet, ne, tokių nėra dalykų, niekur. Konda čia parodyti jums. Benziną šitą padariau, išbėgiam, paimsi kokiam įpelti benziną, išleisti iš bakų abiejų. Linsiuks paprasts, jokių mundryščių, ten šliaužiklį toks sugalvojau, čia šitą ton šliaužiklį įdėjau, tai 91 metų matos, jeigu matos jums. 91 mums. Šitą tai
radiatoriaus, tai vis aušintuvą. Dabar važiuoju biškį kuojais, pat šeltą. Va. Čia šitą užsidės toik dėželį, toik stašį sugalvojusias. Va. Ronko apsaugos aliuminis. Sakiau, ta šitą limputį užsideg. Spidometras. Kaip garsas? Oro traukuns daugiau. Tai šitavo šakis kokie ventilę padaryti. Važiuoja mane atsižymėti. Nebloks toks. Kaip vadinkiam, limputis, kaip desertiks. Ne to DR Suzuki, ne. Kažkoks Kawasakis. Bet on si gražus. Neseno stilius toks, ne. Tai zubą, aš tai pripjaušiau aš tos. Man tas originalas, ką buvau su tas, nelaba, bet dabar toks, man on si gražus. Keistas, bet gražus. Pulsona gerdi. Ką šitą? Gaska jam, kaip KTM. Varom! Nu, varo. Toks švel. Ryts toks. Pagoldom čia, ne goldom, bet nu žymamės vyra. Viens iš tų tokių svarbesnių mano asmeninių atsižymėjimų. Kas čia buvo? Nauja meta? Nu, enduro tai enduro, ne? Nenoriu mėšką varyti, nusiteps motociklus. Čia da stiklų galbūt. Ai, varom. Lab. Kur varo? Senasis telšių kelias. Čia pen gera. Nu, pakankama gera. Ką 500 normaliai. Nes mums biškį pagerins. Ai ne, antrų bėgių. Varom į tom kalną. Kur mes važiuoja? Ką valdos gera ant samų, ką patinka? Varom offroad kažkokį tai. Laisvas. Geras. И nukrīt. Jums matant. Kompa dirbau. Niek. Norėjau robotą pažiūrėti. Kas čia toks? A jūs čiolpa, tus mižus. Žiūram. Kur čia, iš kur čia susided.
Kvep. Suske kancarą mėtydavo dabar. Mėta robotus. Da, važiuoja. Čia sutvarkyt, kažin kas nors. Atsistojęs važiuoti, aš jas pasidarė saviai. Grinas tats važiuoju. Ronks išteistas. Un toks apsukinis. Grina apsukinis. Skers važiuoti atsistojus. Aš šiandien projektavau, grina atsistojus. Didžiąjį dalį. O, čia gerą pradžiuvinį jau. Garsas gražus. Čia bus jau užtvinin. Ne, nevažiuokim. Kur da važiuojam? Žiūrėk, pirms bėgti. Lėta gali labai važiuoti. Nu, labai gera, lėta važiuonansa. Nu, ir paskiau gali viniuoti. Žiūrėk, viniojo. Eina sounds, kaip brutva. Ką gera. Labai, nu, aš jau pripratęs, ne, labai jautas stabiloms. Kur nori ten sukas. Net tokį svor centras gal pavyka. Nu, ne gal, o pavyka. Ką gera. Noras važinėtis. Kur čia važiuosim? Kas statė? Kur čia mes galėtume nuvažiuoti? Statė, įmiškė. Nu, reik pratintis. Graikijoje tai neteik bus. Į snieguntai. Nu, pirms bėgiuks. Ratata. Tratata. Слизко! Ух ты! Файне! Dakar Screens! Galingoma yra per akis. Čista per akis. Čia beis išvažiuoti, kaip saka. Ko, dar atsižymama, ne?
Ką man patink? Ja! Žymeklis. Hava. Nu, įteiktų. Tokia įžvalga. Itin gera valdos. Šakis, kams, kažkas šį pagaut, nes, viskas lieka džilerinis, tik tas ten plasmasis, sparnu uždėję. Tekinė viskas šakis, liek tas pats. Žinoja, nei, kondarė. Žinoja. Tas recepts labai ilga šakė, eiga 30, gals 30. Vat, tai, pavyzdžiui, važiuoju, atsiloši, un taip gera stovu. Aš kodėl taip geru? Ant senoviškų gi motociklas. Paimk dabar šiuolaikinį, ir ten kajaba, ten čisi, ochlins, tračinks, pūkštinks. Ir lygiai tas pats. Kiek mums man kainavo nebrangiai, bet labai daug laiko. Aš dariau koks spalis, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas, 5 mėnesius kažkur. Darba dainų, 4 mėnesius, kiekvieną dainą darbą. Va. Galvoti internetą, aš žinau, kad degi projektų. Bet dabar, pavyzdžiui, juntas, aš mėgaujus, aš tiesiog duodu uglių dugnas, nes aš žinau, kad čia gera įveskas. Įsivaizduoju, kad gera, gal taip reikėtų paantrinti. Nes man beliek savaitę laiką aš išvarau, ir dėl to aš turiu sugadinti. Šiandien antrą dieną dar nesugeda, reiškia bus gera. Čio. Kaip skamba? Pritriu. Čia pirma versija ir antra tylesnė. Nu, su karpotom padangom, aišku, nepriguldysim. Stabdžių trūkst. Bet smagu. Yeah! Bišķi apsaks per mažas. Pakelsim. Rigdai. Nu kaip yra. Nuo metalo krūvos iš kuties ištrauktas iki miško keliuko paklotės darkymo. Pareguliuokiam biškėlį, nes aš užmiršus kiau. Draudžiama reguliuoti TPS ir gazų sklendę, kad yra pažymėta, nes gamintojas numatė. Supranti? Pagauni, gamintojas numatė. Nu, gera. Tu. Apšėka, paukštis. Aš tik smarkiai negazavau.
Uch tu, naujas kelnis. Nu, šūdas. Einu, žiūriu, spiru, reid, jemu, šilts, kondu, šūts. Vo, grįžau ir apšieka. Ženklas iš aukštybių. Balandis. Būt gera, kad taikos balandis apšiektų. Tada pasibaigtų vis tos situacijas. Gilera replika Concept 600. Rets mocas, itin rets mocas, katras sužavėjo muni savo technologinių sprendimų, tas metas, kurių dabar laiks nuo laik pamatysi, bet šis už papildom kainą. Neįsivaizduoju, koks turėtų motociklas būti tokį lygiaus dabar. Nekinietiškas. Neįsivaizduoju. Pamatyti reik bimbalą 450. Gasiok. Ton. Tas ten pusiau kinietis, bet reik pamatyti gyvą. Reik apeit, pašniukštinėti, jeigu karts kokį moštą, pažiūrėti, ką dar labiau paspardyti, iš ko jis padaryts. A tai ir už kučių gaudyklį, už brongę, kaip daugom, dabar normali dalyka, iš tikrųjų. Bimbalų tu prisiperk, žinai, tų tokių atseit ant durų. Tai kinietiškas mocas, tas neblogs, tikra. Bet psichologinis tas efektas. Kai kas netor to tokį, žinai, bet o kai kas tor, kai kas tor giliai. Kada važiuoji su kažkokiu mondriu motociklu, tu žinai, kad tu galėjai nusipirkti. Kada važiuoji su savo norimu mocu, tu žinai, kad tu nori mocu. Kada tu važiuoji su savo savadarbiu mocu, tu ne tik žinai, ko nori, bet tu žinai, kaip visko tai padaryti. Kom pabaiga, vyra? Labai džiaugaus projektų. Aš taip kars dabar prigaunu savi, a tik nelabiausiai aš džiaugaus. Nes mums duod tokį efektą, ant matyt, nukrėt ant žemės. Absoliučiai jokių emocijų. Būt nukrėts Ducati. Būt ruda družė kelnės, žinai. Štuka ar ne ta. Kaip ten aš sakau. Mažas daiktas, kad suteik tau kažkokį ypatingą emociją. Nes su to motociklu gali važiuoti visur. Lengvas, mišks, miestas, sustoja prie kokį kabaką, nuvažiavai aikštelį, apspisti būsi. Nes nieks nematėna. Gal kas jį girdėjo, nes kokie 3 žmonės parašė, aš žinau, aš tokį motociklą norėjau. Bet tai vyresni žmonės, jaunesni nesupras. Jeigu jūs tokį motociklą norit, anų nėra, jeigu jūs radot. Čia būn įpirkta nuo tokių. Žinokit, anų detalių absoliučiai nė, jie neišmirė. Pastatytų verando, tokštą RC-škį, originalą, būtų ger žingsnis, kad rastovėtų tarp Lucky Strike Elephant, nes tai buvo itališkas veržlumas, katras iki dabar daauga, dabo, vadinkim, neišmest, ir kai kas toks, kaip meistrystis, tu matai, kaip viskas pagaminta. Jeigu žiūrėjot mano filmus, tus 10 serijų, jeigu įdėmė žiūrėjot, tai prasme, ko aš šnekėjau, pasakojau, rodžiau, tai jūs dabar suprantat galutinį rezultatą, kad esu velniškai patenkins, nes kiekvienas darbas man vis geresnis viens už kitą. Ar aš konstruosiu, da, jaučka nelaba, nors negal sakyti niekada. Nes tai techniška, finansiška neapsimoka, nes un teiki gerą prigamintą, teiki tų kinietiškų mocų. Tu jau numes, ant išvies netor vertės jokios. Pasiėmė tokį ten apkaustę, nevažiuok su, bus papigiai. Bet tu važiuosi, tu žinai, su ko važiuoji. Tas motociklas po kiek čia metų? Kiek metų bus toks pat, kaip ir prieš 20 metų. Toks pat. Te pat žiūrės jau non. Į kažkokį kinišką nebežiūrės jau pavasarį, kiek pavasarį. Rudenį jau gali mest lauk.
absoliučiai jokios dvasios, absoliučiai jokie tokie, ne. Nes mes europiečiai turim kažką prisirišimą prie tokių daiktų, kad ryte veža. Jeigu darbo imti, tokie dalykai netinka. Čia į toks vieno psicheliaus kažkoks užmojus. Kitam kartu pirkčiau kažkokį kinietišką pamuštą, naują nepirkčiau, nes vertė užkrautojus minus 50%. Kažkas tokį, nes tai konstruoti savo malonumo nebent. Padariau video, parodžiau jums, patenkintis dar šiandien su tokiu adrenalinu. Dar labiau prisirišau aš prie nuo. Žiūrėsim, kiek ilga bus, rekomenduoju. Jeigu aš užrekomendausiu, aš įdėsiu video tam žmogui pažiūrėti. Daug nepasakos. O kai kas žinos, kad šitoksy, bet po kol kas dar parduoti ne, nes niekas nenupirks už tai, kai aš dabar padariau, su tokiais elementas, su tokiais mazgas, ne, aš gal įsivaizduoju per daug, bet aš matau jau, kad tas motociklas tarnaus ilga, labai ilga. Taip, išreklamavau. Kiekvienas ger savo vaką. Koks ten šaunuolis, į kaip gerą mokinas mokyklo. Praeis kiek laiką, žiūrėk, pradės kosėti, žinau. Bet niek, detalės tokia mocau ir pėgis, nes anos į padaromas ir pritaikomas. Iki greit, hebra. Stavo projektas, kad didesnis biški. Nes be projektų mo neišeis, bet biški tokį kryptį paimkiam, ne. Ačiū malonu, susitiksime kalnuose. Dar ne kart pamatys tą motociklą, jeigu žiūrės nuo video. Subscribe kanal, like, dislike ir visa kita ten. Rock and roll.